Prisimink, kai pasaulis buvo mažas tau. Tikriausiai kitų mamų, bet skatinama, kad jos kreipiasi, jos gavo pagalbos, kaip pasakyti, iš jūsų. Na, pabandžiau ir aš. Svarbiausia tai buvo čia, mano tikslas, kad turėtumėm kinezą, kuris tikrai padėtų jam, osteopatus, kurie gelbėtų nuo epilepsijos. Labai šilti žmonės, labai tikrai daug informacijos suteikėt, mačiau, kaip dirba su Mindaugu, kaip atiduoda save. Ir aš pati pastebėjau tą tokią fizinę būklę jo, kad ir jo laikysena visa, kad tikrai ženkliai, kaip pasakytas, noras atsistoti, noras eiti daugiau ten. Ir vakar tai patvirtino mūsų osteopatė, kuri sakė, aš nustebau, sakė, Mindaugai, tu šaunuolis, tu visą, sako, negaliu patikėti, kad tu, sako, būsena jo tai tikrai labai sustiprėjusi. Tai jinai kaip medikas tikriausiai daugiau pastebi, negu kad ten, bet aš pati, kaip nors man irgi tas, mačiau, kad stipriai į priekį. Paralyžius, tetraplegija, epilepsija, raumenų atrofija. Čia gimdymo trauma. Buvęs komoj, ir po to, reiškia, prasidėjo, tie tokie dalykai ne iš karto, po truputį, bet paskui pradėjau matyti, kad jisai 2 metų dar nesėdė, kad ir paskui pradėjo viskas stipriau lysti į viršų visos tos jo lytos. Mindaugas, kadangi vis tiek žmogus su visiška negalia, kartais būna taip, kad jisai juos ir sulaužo, ir netyčia, ir iš pykčio, ir visaip. Prieš 2 metus buvom tikrintis pas gydytoją, kadangi tie visai ant ribos sulūžę, tai užsisakėm kitus. Labai patenkinti, labai gražiai atrodė ir Mindaugas patenkintas, džiaugiamės. Tu turi suprasti, kad nežiūrėti, kas ką pagalvos, kas ką pasakys, tiesiog, kad būtų geriausia vaikui, nepasiduoti, kovoti, nes tikrai viskas įmanoma ir viskas įsprendžiama. O dar kartą visiems ačiū. Pirmiausiai tai Vision Express už jūsų pagalbą, visiems medikam, kurie prisidėjo ir artimiesiems, kurie pastoviai gelbėjo. Taip, visiems, žodžiu.